Labą dieną visiems, na ką, Sveiki. su Alisa sveikiname su jumis ir kviečiam šiandien pasiklausyti apie aromaterapiją vaikams. Kadangi žiema, sergamumas tikrai yra plius minus toks nemažas, sugalvojom pasidalinti receptukais, patirtimi ir pagalba vaikams naudojant eterinius aliejus. Dabar norėtumėm paklausti, ar gerai girdit, ar gerai matot, ar viskas tvarkoj ir ar išeina dalintis su kitais. Aš pasistengsiu irgi pasidalinti savo eterinio aliejų grupiai, tai sekundai tik tai nukeliausiu į savo telefoną akimis. Gerai. Radai? Taip, aš manau, kad pavyks. Pabandom padalinti ir kažkur turėtų būti, kad dalintis grupėje. Taip, Pavyko. Ką matau, jau 2 žiūrovai, pakomentuokit, ar viskas tvarkoj, ar viskas gerai. Vienas iš jų būsi tu. Gerai. Jo, parašykit, ar gerai mūsų girdit, ar kalbėti garsiau, nes turiu irgi tokių žiūrovių, kurias norėtų garsiau, kad kalbėčiau. Pasitaiko. Na ką, nematau pakol kas jokių komentarų, ženkliukų, kažkokį garsą atsiųskit ar vaizdą mums, liuksiuką, ar kažką panašaus, kad matytumėmės ir suprastumėm, kad viskas tvarkoje. Matau, kad žiūrovų daugėja, tai reiškia viskas tvarkoje. Viskas tvarkoj. Ir galim pradėti dalintis mūsų šiandienos tema. Taigi dar kartelį sveiki visi prisijungę. Šiandien tema aromaterapija vaikams. Ir ne šiaip sau ta tema atsirado, todėl kad tai yra labai aktualu, reikalinga. Ir visos mamos, kurios rūpiname savo vaikais ir norim jiems tik pačio geriausio, tai dažnai ieškom tų sveikų alternatyvų, kaip jiems padėti, kaip jų imunitetą pastiprinti ir pagerinti emocinę būseną, kad ir fizinis kūnas būtų sveikas. Tai gal trumpai apie tai, kad aš pati esu 3 vaikų mama. Vienas mano vaikas jau toks tikrai nelabai vaikas, pats 20 metų vaikinas, dėl kurio ir atsirado aromaterapija pas mus namuose, dėl jo sveikatos sutrikimų, dėl tokių iššūkių, su kuriais turėjom susidoroti, susidraugauti ir pažinti ligą kitaip. Visą tai atvedė į norą dalintis ir užkrėsti visas kitas moteris, mamas, pažvelgti į ligą kaip į pamoką, į tai, kad tai gali padėti tobulėti ir tiesiog atveda į naujas žinias. Taip gavosi ir pas mane. Šią dieną dalinuosi ir noriu užkrėsti ir jūs šiuo sveiku gyvenimo būdu. Džiaugiuosi, kad Alisa pasiūlė šitą temą mums pašnekėti, tai jeigu užknysiu ir per daug šnekėsiu, tai atsiprašau. O dabar koncentruota, trumpa informacija, apie ką mes šiandien papasakosim jum. Tai galbūt Alisa biški perbėgs tokią struktūrą, kad įsivaizduotumėt, ko laukti ir ko tikėtis šiandienos mūsų pasidalinime. Taip, tai mes šiandien pakalbėsim apie tai, nuo kada galime naudoti eterinius aliejus, būtent jeigu yra kūdikių, mažų vaikučių ar ne, tai nuo kada. Taip pat, kaip tai daryti saugiai, tai mums labai svarbu saugumo priemonės, toks su šauktuku būtinai šita dalis. Taip pat, ką naudoti peršalimo metu, kaip Neringa minėjo, kad tai dabar yra labai aktualu. Tai irgi vaikai eina į kiemą, sušąla ar ne, visko pasitaiko. Tai kokia gali būti ta pirmoji pagalba. Taip pat, kurie aliejai labiausiai patinka vaikams, nes vaikai irgi turi savo mylimukų ir kiek irgi iš draugių teko girdėti, kad vaikai turi savo aliejukus mylimiausius. Ir aišku, pasidalinsim su jumis receptais, labai paprastais, bet labai naudingais. Nu tai ką, visa struktūra mūsų susitikimo ir svarbiausia, ką mes norim paprašyti. Norim kalbėti ne 1-2, bet norim dialogą su jumis ir klausinėsim. Būkit fainos ir tokios pat bendraujančios kaip ir mes, atsakykit ir padėkit mums vesti tokį šį susitikimą, kad jis būtų įdomus, naudingas ne tik mums, bet ir jums. Ir, pirmas klausimas tada ir būtų jums. Ar naudojate eterinius aliejus, ar jūsų vaikai naudoja ir ar jūsų vaikai irgi turi tuos mylimukus, kas yra favoritai pas jūs. Būtinai rašykit, dalinkitės irgi komentarus.
Tai va, mano istorija. Istorija prasidėjo nuo sūnaus ligos, tai yra vyriausiojo sūnaus ligos buvo atvesti aliejai į mūsų namus ir šeimą. Ir dabar iš tikrųjų besiruošiant šiai temai prisiminiau, o kiekgi buvo mažajam, pačiam mažiausiam vaikui, kai aliejai atkeliavo pas mus. Taigi Grantukui buvo tuo metu 2 metukai ir dabar pagalvoju, taip, jis buvo dar visiškai mažas, faktiškai vienas iš tų pirmųjų galinčių pradėti naudoti eterinius aliejus. Iš mano patirties, dabar prisiminus, aš labai super nesaugojau jo. Jam daviau rinktis pačiam intuityviai. Ir jis iš tikrųjų uostė, jis juos tepdavosi, jis juos pažiūrėdavo ir įvairius, netgi tos sudėtingus mišinius, kartais sakydavo mama fu arba mama visai gerai, turiu dar tokias trumpą video, kaip rodo 2 metukų mažylis ir vienas iš favoritų jo nuo pat mažumės buvo Joy. Wow. Mišinys Joy, kuris Kaip tikrai yra įdomu. sudėtingas, bet jis jau, jeigu rinktis leisdavau, tai pasiimdavau visada Joy. Džiaugsmo, tą tokį širdies atvėrimo aliejų. Ir keliaujam toliau, tikriausiai, ką turėtų žinoti kiekviena mama prieš pradėdama naudoti eterinius aliejus. Svarbiausias dalykas, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems ir visiems, kurie naudoja eterinius aliejus, tai yra susipažinti ir žinoti eterinių aliejų kokybę, iš kur tie aliejai yra gauti, kas juos gamino, kur juos augino, kokiomis sąlygomis augino, kokia buvo dirva, kaip juos išdistiliavo, kaip juos išpilstė, ar atliko laboratorinius tyrimus jų kokybei ir panašiai. Tai yra daug dalykų, su kuriais mes turėtumėm susipažinti pačioj pradžioje, prieš įsileisdami aliejus į namus ir užsidėdami ant savęs ar įkvėpdami. Tai kokybė yra numeris 1. Ir čia mano patarimas labai paprastas ir toks elementarus. Tiesiog tai reikia paklausti gamintojo, ar jūsų eterinius aliejus galima vartoti vidų? Ar jie yra tokie saugus, švarūs ir ar turi tokį ypatingą leidimą vartoti aliejus į vidų? Jeigu atsakymas bus taip, tai viskas tvarkoje. Jūs pataikėte į tą 1-2 procentų rinką, tą sferą, kurioje tie aliejai yra super aukščiausios kokybės ir jie yra naudojami visaip. Ir įkvėpti, ir garinti, ir užsitepti ant savęs, ir išsimaudyti, ir esant reikalui išgerti su vandeniu ar su medumi. Tai pagrindinis dalykas būtų tas, o gal Alisa papildysi, kas dar yra labai Aš manau, svarbu. kad labai logiška iš tikrųjų tai, ką mes galim suvalgyti ar ne, tai natūraliai mes galim ir pasitepti, ir įkvėpti. Tai kas yra natūralu, tai iš tikrųjų gamintoje būtina žinoti, gerai pažinoti ir žinoti, su kuo jisai dirba, visą tą reikalą, kad iš ko gamina, iš ko distiliuoja, tai yra labai svarbu, tai sutinku iš esmės. Ir eteriniai aliejai yra labai stiprus, labai stiprus. Iš tikrųjų, eterinis aliejus yra nuo 100 iki 10 000 kartų koncentruotesnis negu pats augalas. Tai šitie skaičiai pasako labai daug. Ir tarkim, reikia 500 kilogramų rožių, kad išgautumėm 5 ml rožių eterinio aliejaus. Arba 25 kvadratinių metrų levandų pievos, kad gautumėm levandų buteliuką. Tai yra labai dideli skaičiai ir žaliavos sunaudojama labai daug, norint išgauti tikruosius aliejus. Neskiestus, nepadarytus, nesintetiškai laboratorijoje sukurtus, bet tuos tikruosius, kuriuos galim drąsiai naudoti ir ant savęs, ir ant vaikų. Dabar tokia gal papasakosiu tokią struktūrą apie naudojimą vaikams. Visai mažiukams, naujagimiams, tiems mažučiukams, kurie yra nuo 0 iki 6 mėnesių, reikėtų naudoti aliejus labai atsargiai ir tik garinimo būdu. Tai yra difuzinimas su garintuvu, pelėdžiuką matote už nugaros, jis yra vaikams skirtas ir vienas iš vaikų mylimiausių dalykų aromaterapijos kelyje. Tai mažiukams garinam vieną lašelį ir neilgą laiką.
Didesniems vaikučiams nuo pusės metų iki 2 metukų galima naudoti jau šiek tiek platesnį aliejų spektrą, įvedant naujus kvapus, vis dėlto švelnius, bet naujus ir garinti jų šiek tiek daugiau, su vienu lašeliu ištrinti padukus arba nugarytę. Ir taip atsargiai pasibandant įvesti vis naują aliejų, aišku, reikėtų atlikti odos testą. Tai yra vidinėje riešo pusėje užlašinti praskiesto aliejaus, palaukti pusvalanduką ir pažiūrėti, ar vaiko oda nereaguoja, ar neišberia, ar neparaudonuoja, ar nėra kokios kvėpavimo takų iššauktos reakcijos ar kažko tokio. Jeigu viskas tvarkoje, tą aliejų galima įsivesti į savo dienotvarkę. Jeigu vaikutis jau moka kalbėti, tarkim apie 2 metus, ne, tai visų pirma, ką reikėtų daryti? Klausti pačio vaiko. Ar jam kvepia, ar malonu, ar jis atsitraukia ir jam nesinori to kvapo. Tai kaip ir mes pačios suaugusios intuityviai renkamės, kas mums skaniai kvepia, tą naudojam, taip ir vaikučiams duoti išsirinkti patiems. Dar šiek tiek didesniems vaikams, 2-6 metų, galima jau naudoti daugiau ir skiesti, taip pat būtina skiesti, bet skiedimo proporcija jau jinai didėja. Tai gali būti ir 2 lašeliai į šaukštelį aliejaus, tai bus 2 procentų koncentracija. Šiaip vaikams standartinė koncentracija bus 1-2 procentai. Tai yra 1 arba 2 lašeliai į arbatinį šaukštelį aliejaus. Eteriniai aliejai skiedžiami būtinai su augaliniu aliejumi, jokių būdų ne su vandeniu. Ir jeigu aliejaus vaikas, tarkim, prisilietė galbūt nosytę įkvėpdamas ir jam griaužia, tai jokių būdų neplaunam su vandeniu, mes imam augalinio aliejaus ir tepam riebalą. Tada jis išsiskaido ir nusijautrina. Na ir taip, tarkim, 6 ir plus į viršų 10 metų 12, nuo 12 iš viso vaikai skaitomi kaip jau suaugusiųjų dozes galima naudoti. Tai čia jau mamos intuityvus naudojimas, kiek daugiau, kiek mažiau, kaip dažniau ir kuriuos tos aliejus pasirinkti. Tai svarbu pradžioje laikytis tų gairių, nepadauginti ir galbūt išvardinkim, kokie tie aliejai yra patys pirmieji, tarkim, 5-tukas, nuo kurio galėtumėm pradėti. Tai mes su Neringa pakalbėjom truputį prieš tai ir nusprendėm, kad vienas iš jų yra levanda. Jinai tikrai yra tikrai saugi, aišku, laikantis visų tų mūsų jau išvardintų saugumo gairių, proporcijų ir taip toliau. Tai vienas aliejus tai yra levanda. Tai pirmas ir tikriausiai, sakyčiau, levanda yra eterinių aliejų karalienė. Iš tikrųjų, nežinai, ką naudoti, imk levandą. Ar tai būtų kosuliukai, ar tai būtų nerimas, ar tai būtų nemiga. Tas pats odos problemos ir daug dalykų, tai levanda yra labai labai universalus ir pritaikomas aliejus tiek mažiukams, tiek didesniems. Dar vienas iš saugiausių eterinių aliejų tai yra frankincenses, smilkalų eterinis aliejus, bosfelijos. Tai aliejus, kuris yra iš savęs galingas labai, bet saugus naudoti patiems mažiausiems ir veikia kiekvieną mūsų kūno ląstelę. Ten, kur nepasiekia mes, bet eterinis aliejus įeina į vidų ir tą ląstelę išvalo, jai padeda atsistatyti, regeneruotis ir išsivalyti kūnai. Tai frankincensas puikiai tinka ir odos problemoms, ir kvėpavimo takams, ir labai tinka nusiraminimui, atsipalaidavimui ir tam tokiam geram miegeliui, kas dažnai reikalinga su vaikučiais. Taip, tai dar vienas eterinis aliejus, tai yra ramunėlė. Ramunėlė yra labai švelni, jinai super naudinga ir labai labai gera. Tai kalbam apie vokišką ramunėlę, ar ne vaistinę mūsų ramunėlę. Tai va, jinai tokia šiek tiek melsvo, ne šiek tiek stipriai melsva. Žalsvo atspalvio. Melsvo, jo, taip. Tai irgi labai tinka mažiems vaikučiams. Ramunėlę iš tikrųjų gan drąsiai galima tą vieną lašelį praskiedus, išmasažuoti pėdutes, išmasažuoti nugarytes.
tai jinai ir nuramins, ir bus gražus sapneliai, ir galbūt pilvo dėgliukai, visokie dalykai ateina. Tiesiog nuraminti vaikučio kūną ir tą emocinę būseną pagerinti. Matau, kad su mumis pasisveikina Skaistė. Labas Skaistė ir rašo, kad levanda yra visos šeimos mylimukas. Tai labai dažnai levanda yra mylimukas, bet taip pat dažnai levanda yra ir nepriimamas aliejus. Tai jau yra emociniai dalykai ir aliejai gali padėti ne tik fiziniam kūnui, bet ir mūsų emocijoms. Taip, dar vienas aliejus, kuris labai tinka vaikučiams ir patiems mažiausiams, tai yra kopaiba. Kopaiba, taip vat, jisai atrodo ir tai yra brazilinio kopalio medžio dervos eterinis aliejus. Pats stipriausias priešuždegiminis, bet iš savęs ir skoniu, ir kvapu labai švelnus. Labai švelnus. Tokio švelnumo, kad faktiškai labai dažnai šito aliejaus žmonės neužuodžia. Ir vat faina, pasidalinsiu jau patirtimi, kada teko šį aliejų panaudoti kūdikiui, dykstant dantukams. Iš pradžių iš tikrųjų mama bandė patepti žandikaulio tą apačią linkį, kur čia tie dantukai galbūt lenda, kalasi ir neramina vaikutį. Bet įsidrąsinusi, mama padarė šitą eksperimentą mano rekomenduotą, užsilašino vieną lašelį aliejaus ant pirštuko ir uždėjo į burnytę tiesiai ant tos dantenos vietos, kuri buvo išbrinkusi, raudona ir uždegiminė. Ir tą aliejų uždėjo tiesiai ant tos dantenos. Ir ką daro kopaiba? Jinai mažina uždegimą, jinai nuima patinimą, nuima skausmą ir tiesiog taip tokį padaro lyg pirmoji pagalba toje vietoje, kurioje reikia. Ir tą vidinį nusiraminimą, skausmą nuėmė, patinimą nuėmė ir iš tikrųjų tas vaikutis ir išmiegojo visą dieną. Kitą dieną vėl pakartojo porą, trejetą kartų per dieną, tas dantukas išlindo, viskas po to buvo tvarkoje ir jinai ilgai man dėkojo, sakė, ačiū už tą pasidalinimą ir už tą stebuklą, kuris padeda ramiau miegoti tomis naktimis, kai dygsta dantis. Tai drąsiai šitą galima daryti, kopaibos vienas lašelis ant pirštuko ir tiesiai ant dantuko. Žinoma, labai tiks ir jeigu kartais suskaudo gerklytę. Lygiai taip pat. Vaikas rydamas su seilėmis, jis nurysta aliejų ir ten burna išsidezinfekuos, nes turi stiprių priešuždegiminių savybių. Ir viskas viename, kaip sakau. Na, aš irgi dar vienu pasidalinsiu, kadangi prakalbam apie patirtis. Aš nesu mama, prisipažinsiu, bet teko būti auklė ne vienam vaikučiui. Tai man pravertė labai mandarinas. Man teko pagarinti mandariną kartu su levanda difuzorėje. Ir ką daro mandarinas, jis, nepatikėsit, jis labai ramina nervų sistemą. Tai iš tikrųjų labai palankiai veikia vaiką, nes maži vaikai jie būna tokie hiperaktyvūs, aktyvūs. Ir jeigu reikia, tarkim, nurimti, reikia pietų mėgelio miegoti, kažkas būna sudėtingo juos nuguldyti. Mandarinas taip vienas iš labai raminančių ir kūrybą skatinančių. Tai jeigu noris, kad tas vaikas nurimtų ir fiziškai nebejudėtų, nesiblaškytų, tarkim, atsisėsti piešti ar kažką tai lipdyti ar kažką daryti, tam kūrybiniam procesui užkurti, mandarinas tą ir duoda. Tiesiog nuramina ir leidžia pajausti tą savo kitą pusę kūrybinę. Tai išbandykit, tikrai mandarinas yra, super veikia. Na ir čia pakalbėjom mes apie vieno augalo aliejus, taip pat apelsinas irgi labai tinkamas vaikučiams. Citrina jau gal trupučiuką didesniems, nes labai stipriai stimuliuoja imunitetą. Su mumis sveikinasi Laura, sveika. Ir jis sako, kad taip pat vienas iš mylimiausių eterinių aliejų yra levandų, o kopaiba patinka dėl to, kad nuolat ji duoda, nebeperskaitau, naudos ir didelės naudos. O kvapo praktiškai nesijaučia, todėl nieko jinai neerzina. Privalumas. Privalumas, kvapas neerzina nieko, o nauda super didžiulė. Na ką, pakalbėjome apie vieno augalo aliejus, o dabar galim greitai gal perbėgti ir papasakoti, parodyti, kad yra spec rinkinukas mažiukams, lėliukams ir čia nupieštas mūsų pelėdžiukas ir tai yra vaikiškas startinis rinkinys. Tiesa, čia dar vieno trūksta
aliejaus, kurį aš padovanojau mažam vaikučiui ir toj dėžutėj dar 5 nebeturiu. Taigi startinis rinkinys vaikučiams yra 5 eteriniai aliejai, jie yra visi mišiniai, jau sukurti specialioms sritims pagelbėti ir mūsų gražuolis pelėdžiukas, kuris turi ir miško garsus, ir jūros ošimą, ir baltąjį triukšmą, ir šiaip lopšinę dainuoja, ir šiaip gali būti naudojamas kaip naktinė lempelė. Ko vaikai labai ir nori, tos lempelės, su kuria užmigti. Taigi, trumpai apie šitą rinkinuką. Aliejus, kurio čia neturiu, tai yra žalias buteliukas Tumidžiais pilvuko pagalbai. Diegliukams, skausmiukams, suaktyvinti virškinimo sistemą, pašalinti dujas ir panašiai. Tai būtų vienas iš 5 pilvas. Tada turime mišinį Refresh. Tai Kvėpavimas. taip, kvėpavimo takai, viskas, kas susijęs su kvėpavimo takais. Tai ar slogytė, ar nosytė, ar kosuliukas, ar kažkoksai šiaip biški pasikimšimas, tai būtent mišinys Refresh pagelbėja kvėpavimo takams. Tada mišinys Dream Ease. Miegui kažkas skirta. Taip, tikrai miegui. Ir čia yra ir levandos, ir ramunėlės mūsų minėtos, kurios puikiai ramina. Ir vat, šitą lašelį įlašinus į difuzorių nakčiai, tiesiog einam ramiai visi miegoti. Tada turime dar vieną mišinuką, tai yra Genijus. Čia jau bus protinis darbas. Tikrai tai protiniam darbui, susikaupimui ir tinka ir mažiukams, jeigu jie yra superaktyvūs ir labai tokie nesusikaupiantis, bet tinka labai ir tiems didesniems, kada prasideda pamokos, namų darbai, kada reikia išmokti ką nors mintinai, susikaupti, perskaityti tekstą. Tai vat įlašinam į garintuvą ir didesniems, ir mažesniems, kada reikia mums susikaupti darbui ir mokymuisi. Ir paskutinis aliejus yra Kid Care. Tai šitas aliejus daugiausiai skirtas imunitetui pastiprinti ir odos problemams palaikyti. Nes čia yra ir arbatmedžio, ir kitų aliejų tinkamų ant odos lašinti. Laura irgi dalinasi patirtim, kad šį rinkinuką naudoja ne tik savo mažytai, bet ir visi šeimos nariai naudoja. Kaip fainai. Labai iš tikrųjų šitas rinkinukas ir tie kvapai, jie tokie švelnus parinkti, kad vaikus neerzintų. Bet tarkim, mišinys Genius, tai yra vienas iš mano mėlimukų, kai reikia susikaupti tai darbiniai veiklai ir kažką ramiai perskaityti ir kad liktų toje galvelėje. Tai va, greitai prabėgom šitą rinkinuką ir čia iš karto gal ir norim pridėti, kad šį mėnesį yra super akcija nuo šiandienos. Perkant visą šitą vaikišką rinkinuką su difuzoriumi, jūs galite gauti dar ir papildomas dovanas ir tai būtų 3 dalykai. Dušo želė, dantų pasta ir B grupės vitaminai. Tai tiesiog mamyčių nervų sistemai palaikyti, tėvelių ir mamyčių burnos higienai ir švariems dantukams ir dušo želė, kurią galėsite naudoti ir mažiukams ir vaikučiams. Čia šitą tokį komplektuką galima gauti, jeigu jūs jau esate nariai, o jeigu nesate nariai ir norite įsigyti. Tai dovanų atkeliauja visiška gausa, šitie 3 ir dar nuostabus kremas, tai yra su sandalmedžio eteriniu aliejumi, retuoju iš Havajų salos išgautų sandalmedžių. Tai yra sandalmedžio kremas ir jis labiau tinkamas yra brandžios odos priežiūrai. Stipriai maitinantis, tai gali būti naudojamas ir kaip veido kaukė, nes taip stipriai naktį primaitina odą. Tai šitas kremas iš tikrųjų yra vienas iš mano atradimų. Visų pirma, tai, kad tai yra 2 didesnis kiekis nei šiaip įprastiniai kremai, tai yra 100 ml, užtenka labai ilgai ir puikiai primaitina odą pasitepus su juo. Ir labai faina dekoltė zonai mūsų kaklui. Čia svarbiausia, veidas mūsų baigėsi ties čia, nepamirškim. Tai va, apie vaikučių aliejus pakalbėjom ir papasakojom. Nu ką, saugumo taisyklės. Mes trupučiuką minėjom, ar ne? Trupučiuką minėjom, svarbiausia yra skiesti, kad skiesti atitinkamai pagal... Su augalinio aliejumi, būtinai. Ir lašelio nepadauginam, tiesiog taisyklė yra ta, mažiau lygų daugiau. Taip. Nelašinam ant jokių gleivinių,
mažiukams naudojame difuzoriuje, po to po trupučiuką pradedam liesti kūną ir jį masažuoti ir patepti jau konkrečiai tą vietą, kurios reikia. Citrusiniai ar ne, su citrusiniais reikia žinoti niuansus, kad nesiliestų su saule. Jeigu tepat ant odos, kad bent 24 valandas neiti į lauką, kada bus tiesioginis saulės spinduliai į tą vietą. Tai čia citrusiniai aliejai, tai citrina, mandarinas, bergamotė ypatingai, laimas, jie reaguoja su saulė, jie koncentruoja saulės spindulius į tą vietą, kur buvo patepti. Tai kad neatsirastų pigmentinių dėmių, nesitepam nei vaikų, nei mes pačios einant į saulę. Ir kad atlikti testą, būtinai pasibandyti, kad nereaguotų odelę į tuos naujus aliejus. Ir svarbiausia, aišku, būtų, kad įvedinėjam po vieną aliejų. Jokių būdų per vieną dieną neišbandykite 2 skirtingų, nes jeigu į kažkurį sureaguos, jūs nežinosite, į kurį sureagavo vaikas. Ir jeigu norite tos tokios skiedimo lentelės ir gairių ir sudėtinga prisiminti, ką mes čia papasakojom, tai brūkštelkit komentarą, mes jums įmesim tokį paruoštuką, kad visada po ranka turėti tą tokią špargalkėlę, kiek reikėtų ir kiek būtų galima naudoti vaikučiams. Tai dabar apie peršalimo metu, ką mes galim naudoti, ar ne, nes tikrai dabar visiems reikia ne tik rudenį, bet ir žiemą, ypač dabar tokia tikra žiema, kai taip šalta. Tai kokius eterinius aliejus galim naudoti, tai čia vat irgi Neringa parinko tokius labai gražius aliejus, tai irgi dar nepaminėjom, bet yra toks aliejus eukaliptas, bet eukalipto tokia atskira rūšis, tai yra eukaliptas radiata. Jis yra labai švelnus ir tas švelnus aromatas, jis labai tinka vaikučiams. Neringa kažką pridėti. Trupučiuką pridėsiu. Iš tikrųjų, eukaliptų yra labai daug rūšių ir įdomiausia, kad Young Living kompanija turi 3 rūšių eukaliptus aliejus pagaminusi savo pasiūloje. Tai eukaliptus globulus, eukaliptus radiata ir eukaliptus blue. Tai globulus turi daugiausiai sudėtyje kamparinių sudedamųjų dalių ir tai reiškia, kad globulus aliejus aktyvina kūną. Jeigu išsišaukia kosulio priepuolis, jokių būdų nenaudojam eukalipto globulus, nes dar labiau aktyvins ir kaip tik nepaskatins atsikosėjimą, bet dar labiau bus toks užsitęsęs ir niekaip nenurimstantis kosulys. Taigi vaikučiams labiau naudojam eukaliptus radiata, nes jis ramina. O kad gleivės labiau išsivalytų ir išsiskystintų, naudojam citriną. Citrina tiesiog atrodo elementarus dalykas, kuris tinka ir kosuliams, ir organizmo valymui, ir gaiviam orui, ir švarioms grindims namuose. Tai vienas iš tokių fainiausių ir naudojamiausių aliejų yra citrina. Taigi kvėpavimo takams jau vienas iš pačiausių. Tai eukaliptas, levanda tinka. Taip. Ir žinoma, frankincensas. Tai yra lėliukų naudojami eteriniai aliejai arba čia esantis mišinukas, kur buvo Refresh. Nes jame sudedamosios dalis bus panašios tai, ką mes išvardinom dabar po vieną augalą. Ir kaip mes galim tai naudoti, ar ne? Tai per difuzorių jau, kaip sakėm, nuo lėliukų. Tada jeigu vaikas jau truputį didesnis, galima pėdutės išsitepti. Labai faina, jeigu praskiesti su augaliniu lašiuką, ar ne, eterinio aliejus ir išsitepti pėdutes. Ir taip pat galima pamasažuoti nugarytę, nežinau, krūtinę. Krūtinę galima. Taip, jau didesniems arba ten tą vieną lašelį praskiedus, ištrinti krūtinės plotą ir nugaros plotą. Šiek tiek didesniems vaikams labai rekomenduojama vonia su Epsom druska ir eteriniais aliejais. Šiaip vanduo, jame buvimas drėkina ir atpalaiduoja visus kvėpavimo takus, padeda valytis. O jeigu tu dar toj vonioj ir kvėpuoji aliejais kartu, tai yra dviguba nauda ir daug greičiau organizmas mūsų pasisveiksta ir tiesiog pagalba mūsų natūraliam imunitetui. Tik nelašinkite eterinių į vandenį, bet įlašinkit į druską, kad druskoje išsimaišytų ir tada druską mes dedam į vonią. Niuansai, bet jie labai svarbus.
Galima imti medaus, jeigu iš tikrųjų esat pripratę ir naudoja, tai į medų išmaišyti ir tą medų tada išplauti vonioje į grietinėlę, kuri yra riebi svarbiausia, kad ištirptų. Nebloga vonia. Taip, iš tikrųjų ir odai bus labai naudinga ir šiek tiek toks balzganas vandenėlis vaikui bus labai įdomu. Imunitetui labiausiai tinkantis aliejai, tai jau mūsų minėtas arbatmenis, universalus ir tinkamas ir mažiukui, vaikučiui, ir didesniam, ir paaugliui ant spuogiuko kokio užtepti. Miegas, vienas iš svarbiausių dalykų, jau minėjome, tos mūsų klasikinius aliejus, lavanda, ramunėlė, frankincensas, tie patys favoritai, kurie yra ir daugeliu kitų nusiskundimui pagerinti, tinka ir miegučiui patobulinti. Jo, kaip irgi minėjom, emocijoms subalansuoti, tokia ramybei daugiau, kad vaikas nurimtų, tai naudojam mandariną, apelsiną, nes jie irgi ir skaniai kvepia ir labai, labai palankiai veikia vaikučius. Tiesiog sukelia šypseną, iš tikrųjų, jie kelia šypseną ir tą gerą nuotaiką ir tada toks geras jausmas, o kai geras jausmas, esam ir laimingi ir norim vienas kitą apkabinti. Ir dar labai dažnas dalykas vaikučiams yra pilvukas. Jeigu neturime mišinio specialaus pilvukui sukurto, mes galime imti paprastą pankolį, kuris labai gerai susprogdina tus burbuliukus pilve lakstančius ir kurie neramina vaikutį ir jiems skauda. Tai paprastas pankolis, vienas lašelis praskiestas ir išmasažuotas pilvukas prie bambos, būtinai pagal laikrodžio rodyklę, sukamaisiais lėtais judesiais padeda tiems burbuliukams pilvelėje išsiskaidyti ir taip nurimti ir aišku po to ir užmigti. Tiek būtų apie tas pagrindinės sritis, tai yra miegelis, imunitetas, peršalimo ligos, kvėpavimo takai ir emocinis palaikymas. Tai visos mūsų baziniai dalykai, apie kuriuos būtina atsižvelgti auginant vaikus. Taip. Dar parinkom trupučiuką irgi labai trumpai informacijos, kokie gali būti mitai, faktai. Tai praeisim greitai ar ne kartu su Neringa, tai koks gali būti mitas, bet koks yra faktas. Tai mitas, jei natūralu, galima lašinti tiesiai, o faktas? O faktas, kad eteriniai aliejai yra skiedžiami ir jokių būdų nelašinami gryni. Tai čia yra taisyklė numeris 1. Skiesti, 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 nes tai yra koncentruoti dalykai. Gerai, sekantis mitas, kuo daugiau, tuo geriau. Labai dažnai žmonės taip apsigauna ir iš tikrųjų nemyli gamtos, nėra tvarūs ir nesaugo jos, nes kai suvokia esmę, kad kiek daug reikia augalų žaliavos, kad išgauti tą vieną lašelį, tu suvoki, kad daugiau tikrai nebus geriau, nes tas vienas lašelis jau yra labai super daug. Taigi taisyklė pagrindinė, kad daugiau nėra geriau, užtenka vieno lašelio ir tai yra pakankama. Mažiau yra geriau. Mažiau yra geriau. Gerai, dar vienas mitas, visi aliejai tinka vaikams. Oi, tikrai ne. Įsivaizduokit tokį aliejų kaip cinamonas, gvazdikėlis. Oho. Tokie aštruoliai, tokie stiprus ir deginantis raudonėlis, pats stipriausias antibiotikas augalinis. Ir jį užlašinus vaikui, tai iš tikrųjų galim iššaukti ir odos reakcijų didelių ir galima pakenkti tikrai ir kepenims, ir inkstams, ir visam vaiko organizmui, nes tai yra per stipru ir jam nepritaikyta. Jo organizmas dar turi augti ir labai daug ko patirti, kad prieitų iki tokių stiprių aliejų naudojimo. Ir naudokim tik tai, kas yra saugu ir visų pirma, tik tai, kas yra kokybiška ir tikrai patikrinta. Tai va, tai griaunam dar vieną mitą, kad ar užtenka mums tik tai kvapuko? Tikrai ne. Kvapas nėra eterinis aliejus. Taip, eteriniai aliejai kvepia, bet eteriniai aliejai iš esmės jie yra molekulių didelė struktūra, kuri padaro mūsų kūną švaresniu, išvalo ląsteles, sukuria aplinką, kurioje negali prisitvirtinti virusai, bakterijos, grybeliai ir visa kita. Tai turi įvairiausių ir skausmo malšinančių savybių, priešuždegiminių savybių ir kitokių dalykų, ko neturi šiaip kvapukas. Kvapukas tai yra laboratorijai sukurtas kažkoks dalykas, kas smegenys suvokia kaip skaniai kvepiančių
Ir tai nėra eterinis aliejus. Eterinis aliejus yra gyva gamtos dalelė, kuri gali padėti žmogui būti sveikam ir emociškai, ir fiziškai. Tai tikrai nelygu eterinis aliejus šiaip kvapai. Tai va, tai mes sugriovėm mitus, pateikėm faktus. Tai va, ir iš tikrųjų tiesiog norim skleisti tą sveiką gyvenimo būdą, ar ne, propaguoti, gal tas žodis gal negražiai skamba, bet taip yra tiesa, norim skleisti tą žinutę. Tiek mažiems vaikams to reikia, bet tiek ir suaugusiems. Iš tikrųjų taip, viskas ir prasideda nuo mamų, kai mamos nori gyventi pačios sveikiau, tada žiūri, ką ir vaikams sveikesnio ir geresnio pasiūlyti ir kaip juos pagydyti natūraliais būdais. Labai daug yra liaudiškų priemonių ir tų tokių iš močiučių laikų atkeliavus ir jos yra nuostabios. Nes buvo laikai, kada nebuvo tikrai jokių medikamentų, cheminių vaistų ir žmonės gydėsi gamta, jie buvo daug griname ore, jie leido kūnui ilsėtis, kai yra poreikis pasveikti ir kūnas geba susitvarkyti su labai daug kuo. Jis yra toks unikalus ir iš tikrųjų stebuklingas, kiek jame įvyksta reakcijų, kiekvieną sekundę, kiek ten viskas atsinaujina, kiek sunaikinamos kažkas pakitusios ląstelės, visokios atliekos, išmetama ten. Ir kaip pagalvoju, Dieve, tikrai čia kažkoks stebuklas ir mes tam netrukdykim. Svarbiausia, ką mes galim netrukdyti, papildyti kūną sveika mityba, gerom emocijom aplinkui, daugiau gryno oro ir natūralių dalykų namuose. Jeigu negalim išeiti į gamtą ir pabūti pušyne, tai galim pušyną parsinešti namus. Tai reikia vieno lašelio pušies į garintuvą ir jausimėmės kaip miške. O po pasivaikščiojimo būna labai gera. Tai faina, kai ir namuose. Taip jauku, oras švarus ir labai, labai rekomenduojam visiems, visoms išbandyti, naudoti ir po to pasidalinti. Tikrai pasidalinti tais stebuklais, kurie įvyksta. Jo. Nežinau, dar parašėm truputį receptų. Ar išvardinsim, ar tiesiog kas norės, galėsim atsiųsti tada kitiems? Aš manau, kad receptai nėra sudėtingi, tai miegui būtų ta pati levanda su mandarinu sumaišyti, peršalimui panaudoti eukaliptą, levandą ir frankincenso palašelį. Tai jeigu norisi, jeigu reikia, brūkštelkit žodelį receptai ir mes jums įmesime tuos receptukus, kurių tikrai yra daug ir sudėtingesnių ir elementaresnių. Pasidalinsim, naudokit, džiaukitės ir tiesiog įsileiskit gamtą į namus. O dabar dar labai trumpai, kadangi šiandien yra Young Living diena, tai kompanija siūlo ne tik vaikučiams tą rinkinį įsigyti ir gauti super daug dovanų, bet galite įsigyti ir pagrindinį startinį rinkinį, kuris yra iš 12 skirtingų eterinių aliejų. Čia dar įeina ir papildomi priedai, taip pat skiedimui skirtas augalinis aliejus, be kurių iš tikrųjų naudoti eterinius yra labai sudėtinga, nebent tik garinti. Tai akcija irgi panaši, kad perkate startinio rinkinio dėžutę ir gaunate lygiai tas pačias 4 dovanas. Dar jeigu tu tą kremą parodytum, tai būtų lygiai tos pačios 4 dovanos atkeliauja dovanų. Tai arba startinio rinkinio dėžutė tokia bazinė, tiks ir suaugusiems, ir vaikams labai daug dalykų, nes čia yra irgi ir levanda, ir apelsinas, ir citrina, ir kopaiba, ta mūsų mylimoji, ir frankincensas. Ir suaugusiems skirtų aliejų, toks kaip Blue Relief, skausmui malšinti. Tai jeigu skauda kokią sąnariuką ar nugarytę, labai tiks pamasažuoti ir vyrui. Taigi, perkant šitą rinkinį irgi galite gauti daug dovanų. Tai džiaugiamės šitomis akcijomis, norim su jumis pasidalinti būtinai. Ir ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad komentavot. Matau, kad bus norinčių ir receptų, ir skiedimo lentelės, kad pasidalintumėm. Jeigu kažko nepaminėjom, tai rašykit, klauskit, tikrai esam atviros dalintis tuo, ką pačios žinom, ką pačios iš praktikos išbandėm, tai tikrai, manau, jokių problemų dėl to. Va, ir aš dar pabaigoju trumpai, yra tokia knyga Aromaterapija vaikams. Tai yra informacijos šaltinis labai super didžiulis. Jeigu turit kažkokių, konkrečių
klausimų, nusiskundimų, brūkštelkit, kas jums aktualu. Ir čia yra būtent specialūs receptai įvairioms sritims ir kaip ką naudoti, nuo ko ką ir kaip skiesti. Tai jei kažkas labai specifinio, parašykit, surasim atsakymus ir būtinai pasidalinsim. Ačiū, kad buvot su mumis kartu. Ačiū ir sakau iki. Iki.